apie žmogų, kuris asistuos gyvenime. Finansiškai, emociškai, fiziškai, tenkins poreikius, norus, padės su įsipareigojimais, finansiniam kažkokiom naštom. Žmogus, kuris prie visų aplinkybių, sąlygų, veiksnių ar kitų žmonių visada bus šalia ir asistuos. Kitaip sakant, tai yra labiau apie funkciją ir vaidmenį, o ne apie tą taurų tyrą jausmą, apie kurį mes dažniausiai fantazuojame. Tai asmeninis asistentas ir meilė nieko bendro. Mes siekiame naudos ir atlygio savo. Ir pakišam tai po meilės apibrėžimu. Keliaukime prie laimės, nes šitas irgi geras. Kai paklausiu žmogaus, kas yra laimė, tau irgi abstrakcija, iki kol praktiškai visada išsigryninam ir tai yra pinigai. Šlamantis, babkės, žalieji, kaip nori taip vadink. Pinigai. Gerai, sakau, nusistatykime ribas. Kiek reikia tau mažiausiai pinigų, kad galėtum išgyventi? Na, ne ten super prabangiai gyventi, viską sau leisti, bet išgyventi. Kokia tai yra suma? Neretai žmonės nežino. Bet kas dar įdomiau, sakau, kas yra tavo viršutinė riba. Kokia tai yra suma, kur žiauriai gerai. Nu, va taip gerai, kad praktiškai jau ir nežinau, kur pinigus leisti. Jau viską galiu sau leisti, viską galiu nusipirkti, jau kartais net reikia pamastyti, kurgi tos man pinigus nukišti. Gaučiau daugiau, nu, fainas bonusas, bet realiai čia yra maks riba, nu, jau daugiau man iš tikrųjų ir nereikia. Ir šitos sumos žmonės taip pat nežino. Ne visi, bet didžioji dauguma, kurių klausia.